Per savo 10 metų sporto istoriją prikaupiau daug žinių, pasiekiau formą, kurią norėjau pasiekti, bet dar daugiau pridariau klaidų, kas mane lėtino ir būčiau žymiai greičiau pasiekęs tai, ką iš tiesų norėjau. Todėl šiame vaizdo įraše aš pasidalinsiu didžiausiomis klaidomis, iš kurių galėsi pasimokinti. Tikri meistrai mokinasi ne iš savo klaidų, bet iš kitų klaidų. Todėl tapk meistru. Pradžia mano sporto istorijos buvo per 13-15 metų pradėjau eiti ant turnikų. Su draugais susirinkdom, kas padarys kokį triuką, pažaisdom pristraukimų piramidės, įgavom nemažai tokios bazinės stiprybės ir galima buvo patirti sąlyginai gerą formą. Realiai, jeigu, pavyzdžiui, tu nesportuoji ir nori pradėti sportuoti, tai manau turnikai vienas iš geriausių pasirinkimų, ką gali pradžiai pradėti. Tai nieko nekainuoja ir turnikai lygiagretės praktiškai visur yra. Tarp 15-18 metų pradėjau lankyti Muay Thai. Tai buvo vienas geriausių mano sprendimų. Išugdė pasitikėjimą savimi, išmokau muštis, bet ne dėl to, kad galėčiau panaudoti kažkur gatvėje, bet tiesiog, kad pasitikėčiau savimi. Kai žinai, kad gali, tada ant tiek būna paprasčiau ir ant tiek ramiau žvelgi visas situacijas, kad net gera prisiminti tos laikus, kai lankydavau ir aktyviai. Ir išties visai neblogai sekėsi. Pirmas 3 savo varžybas laimėjau techniniais knockdownais, pirmuose raunduose, tai lankiau disciplinuotai po 4-5 treniruotės kiekvieną savaitę, visiškai nepraleisdinėdavau treniruočių. Atėjus 12 klasiai, sukakus 18 metų, nusprendžiau nebelankyti, atėjo tokie kaip pat mazai galvoje, kad 12 klasė, nebus laiko, daug mokinsiuos, galvojau paskui neturiu potencialo, nieko čia nepasieksiu. Ir čia buvo pirmoji klaida, kad niekada nepasiduot, nenuvertinti savęs ir siekti. Kai prisimenu, dabar atrodo, man galėjau ir nemest, galėjau toliau palaikyti bent jau 1-2 kartus į savaitę, nes lankant tokį sportą didelis draugų ratas būna. Iš tikro, Muay Thai tai buvo vienas iš smagiausių dalykų mano gyvenime. Ir galiausiai nuo 18 metų pradėjau eiti į sporto klubą. Visko buvo, daug klaidų pridariau. Jeigu būčiau žinojęs tiek, kiek dabar žinau, savo formą pasiekęs turbūt per gerus 1,5-2 metus. Per tuos metus buvo visko. Ir gerų dienų, ir blogų. Pasiekdavau neblogą formą, paskui apsileisdavau, neidavau, valgydavau prastą maistą. Tai iš tikro žymiai greičiau 3-4 kartus. Tai dabar pasidalinsiu savo didžiausiomis klaidomis, kurias galėsi pritaikyti, galėsi išvengti ir pasiekti savo rezultatus kur kas greičiau negu aš pasiekiau. Pirmoji klaida buvo tai aiškaus tikslo neturėjimas. Mėtymasis nuo vieno ant kito. Tai kaip pavyzdys, pradedu auginti masę, paauginu, sugalvoju, pažiūriu, jau čia biški per riebus, atrodo nekaip, reikia ryškintis. Pradedu ryškintis, mėnesis 2 ir nereikia auginti. Ir taip mėtus vieną mėnesį taip, kitą mėnesį taip. Tas nėra gerai. Kada tu aiškiai susiplanuoji, kad dabar 9 mėnesius ar metus laiko auginsi, tai visiškai kitaip tavo kūnas reaguoja ir visai kitaip auga raumenys. Tam reikia daugiau laiko, neužtenka 2-3, kad užauginti ir kad tą masę išlaikytų, reikia dar kelių mėnesių papildomų. Antroji klaida buvo tai mitybos nežiūrėjimas ir galvojimas, kad kalorija lygu kalorijai, o ne makro siekimas. Tai kaip pavyzdys, nueidavau į kokią parduotuvę ir pažiūrėdavau, kad ir tarkim šaldyti chicken nuggets, pažiūrėjau, baltymų yra, riebalų ne per daugiausia, angliavandenių. Galvodavau, kad viskas gerai ir galiu valgyti ir bus tas pats, kas valgyčiau ten steiką, pavyzdžiui. Bet deja, taip nėra. Ir siekdamas tik kalorijas, progresą labai prilėtinau, man buvo kur kas sunkiau siekti savo rezultatų. Trečioji klaida tai buvo auginant masę, nedariau kardio, ko pasiekoje priaugau nemažai svorio, tapau toksai storulis ir buvo net sunku judėti. Pavyzdžiui, laiptais reikdavo užlipti į 5 aukštą ir kol užlipdavau, prakaitas išmušdavo, o net sunku, net širdis pradėdavo greitai plakti. Realiai tai tikrai didelė klaida, augini masę ir nejudi, tai gal sulėtėja tavo metabolizmas, tada tas maistas labiau virsta tavo riebalais, o ne raumenimis. Todėl jeigu augini masę, nepamiršk padaryti ir kardio. Ketvirtoji, tai nepušinau savęs iki negalėjimų ir dariau ilgas pertraukas tarp setų. Būdavo, pavyzdžiui, padarau ten spaudimą ir laukiu ten minutę, 2, vėl padarau. Galėjau sportuoti kur kas stipriau,
raumens auginimui maksimaliai turi sportuoti stipriai ir greitai, efektyviai. Padarai, biškį palauki 20-30 sekundžių, atsigavo tavo širdies ritmas, viskas. Toliau varai iki negalėjimo. Ir nėra ten tokių, ten vaikštai aplink tą salę, kaip dauguma šiais laikais pastebėjau padaro ir vaikšto, aš nesuprantu, bet nieko tokio, galima laiką viską pataisyti. 5. klaida, kai sportuodavau su telefonu. Esmė, kad pasportavęs tarp setų būdavo atrašinėdavau žinutės ir kas gaunas, kada tu susikoncentruoji, sportuoji ir paskui pasiemi telefoną, kad yra atrašyta žinutė, ir išeini kažkur visai kitą pasaulį ir paskui padėti telefoną ir vėl sugrįžti tą režimą, į tą tokį low būseną, labai sunku. Ir jeigu tu pastoji naudoji, tai net ir nesugrįžti ir toks gaunas paviršutiniškas sportas. Geriau yra susikoncentruoti į sportą, darai viską susijęs su sportu, galvoji apie sportą, galvoji apie tas svorius, tą valandą laiko atsiduodi, visiškai kitoks rezultatas ir išeini visas užsipumpavęs toks. Ir 6. mano klaida, tai kad per daug apsikraudavau dėl valgių, jeigu nepavalgysiu. Stengdavau suvalgyti net 5-6 kartus sukimštą maistą ir jeigu bent vieną valgį praleisdavau iš karto, man stresas imdavo, lemba nepavalgiau 3 valandas. Lemba reikia varyti, 3 valandas jau nepavalgiau, davai šaika. Jau esu alkanas, jau jaučiu kaip raumuo yra, bet realybė yra visiškai kitokia ir nereikia apsikrauti to maistu, nes tik blogiau savo darai. Kai galvoji, kad nepavalgai, jama stresas, o stresas naikina tavo raumenį. Pavyzdžiui, dabar valgau 2-3 kartus per dieną, visiškai neapsikraunu, kada valgiau, ar festinu, tai neturi praktiškai jokios esmės. Faktas, ten valgymas 5-6 kartus labai subalansuotai tau duos daugiau rezultatų negu 2-3 kartus. Garantuoju, kad geriau 2-3 kartus valgyt kokybiškai ir neapsikraut, negu tik praleidus vieną valgį iš karto stresuot. Visumoj pavyko pasiekti tą formą, kurią iš tiesų norėjau, kad būtų presas, dideli bicepsai. Aišku, dabar yra nauji tikslai, kaip sakant, nuolatinis progresas turi vykti, nes būtų kitaip neįdomu, kai pasieki tikslą ir ką viskas sustoji, ne. Toliau pušini save. Jeigu pats rimtai galvoji apie sportą, nori pasiekti savo formą, nori visiškai transformuoti savo gyvenimą, tai galiu tau padėti su tuo. Gali parašyti man asmeniškai arba užsiregistruoti asmeniniai konsultacijai visiškai nemokamai. Padėsiu viskuo, kuo galėsiu. Tai mano aistra, esu sukaupęs daug žinių apie tai, daug peržiūrėjęs visokių video, mokslinių straipsnių, perskaitęs šiaip straipsnių, domiuosi tuo ir žiūriu tai labai rimtai. Ir būtų man garbė, jeigu galėčiau ir tau padėti tapti sportininku ir transformuoti savo kūną. Tikrai džiaugčiausi, jeigu bent galėčiau vienam iš jūsų padėti. Jei patiko mano sporto istorija, mano kelionė, tai būtinai pasubscribink, kad nepraleistum toliau sekančių video, nes esu tikrai daug numatęs, kuo galėčiau su jumis pasidalinti. Tikrai ir toliau sportuosiu, tobulinsiu savo kūną ir dalinsiuos savo istoriją. Todėl išlik stiprus net pačiais sunkiausiais momentais.